Kinų pasaka Studentas ir gandras. Gyveno kartą vargšas studentas. Jis daug darbų mokėjo, tačiau jo kišenėje tik vėjai švilpė. Vakarais eidavo jis į smuklę, atsisėsdavo kampe ir piešdavo arba rašydavo eiles. Šeimininkui buvo gaila vargšo jaunikaičio. Visados jam ant stalo stovėdavo puodelis arbatos ar dubenėlis ryžių. Vieną dieną, kaip paprastai, atėjo studentas į smuklę, tačiau nesėdo prie stalo, o pasiėmė dažų, teptuką ir ant sienos nupiešė gandrą. Gandras atrodė tarsi gyvas, tuoj išskleis sparnus ir nuskris. Studentas priėjo prie smuklės šeimininko ir tarė: "Šiandien aš iškeliauju. Neturiu kuo atsilyginti tau už gerą širdį, tad nupiešiau šį gandrą. Paplok 3 kartus rankomis, gandras nulips nuo sienos ir ims šokti tau bei tavo svečiams. Tik žiūrėk, gandras gali šokti tik 1 kartą per dieną." Sulig tais žodžiais suplojo studentas 3 kartus ir staiga gandras išskleidė sparnus, palengva nulipo žemėn ir pradėjo šokti. Visi užgniaužę kvapą žiūrėjo į tokį nepaprastą reginį. Pabaigęs šokti, gandras vėl pamažu užsilipo ant sienos ir paliko stovėti kaip stovėjęs. Studentas atsisveikino ir iškeliavo. Nuo tos dienos į gerojo šeimininko smuklę ėmė plūsti svečiai. Kiekvienas norėjo savo akimis pamatyti šokantį gandrą. Kartą į tuos kraštus užklydo piktumu ir šykštumu garsėjantis turčius. Jis užėjęs į smuklę šokančio gandro pažiūrėti. Vos gandras pabaigė šokį ir užlipo ant sienos. Bet turčiui to buvo maža. Jis užsigeidė dar sykį pasižiūrėti. "Aš negaliu," tarė smuklės šeimininkas. "Gandras šoka tik 1 kartą per dieną." Tačiau turčius nė į kalbas nesileido. "Aš noriu, kad jis šoktų," riktelėjo jis ir metė ant stalo pilną krepšį auksinių. Ką darys vargšas šeimininkas? Suplojo 3 kartus ir laukė. Gandras mostelėjo sparnu ir liūdnas nulipo žemėn. Jis šoko taip liūdnai, kad širdis sopėjo į jį bežiūrint. Gandrui pabaigus šokti, į smuklę įėjo vargšas studentas. Nė žodžio netaręs, išsitraukė dūdelę ir užgrojo. Gandras beregint nužingsniavo prie studento. Studentas išėjo pro duris ir nužingsniavo per kaimą. Paskui jį žirgliojo gandras. Priėję kaimo galą, abu dingo, tarsi žemėn prasmego. Nuo to laiko niekas nei gandro, nei studento niekur nebematė.